Sveiki, čia vėl Donatas Brikas ir raketų portfelyje įvyko kažkas naujo ir nematyto. Šiame video tai ir pristatysiu. Portfelyje atsidarau Yahoo Finance, o ten 666% pliuso. Bet būtų gerai, jeigu būtų tiesa. Kas įvyko iš tiesų? Iš tiesų tai Momentus akcija padarė reversiją splitą. Tai reiškia, kad jos kaina sumažėjo 17,85 kartą. Tai buvo padalintas akcijas. Kas įvyko iš tiesų, brokeris tą dieną, o būtent 18 dieną 10 val. 16 minučių, 7,58 akcijas pardavė po 1 eurą ir 12 centų, dolerių. Ir tą patį momentą jis tos pačius pinigus, kur gavo 7,32 eurų, nupirko tik tais 0,42 MNTS akcijų. Kodėl kompanija taip darė? Todėl, kad akcija pasiekė labai mažą kainą ir jie padarė todėl, kad nebūtų delistinguota iš biržos, o toliau būtų prekiaujama biržoje. Realiai pasikeitė jos kaina, akcijos kaina pasikeitė tiekis, bet vertė nepasikeitė. Visi investuotojai, kurie turėjo nupirkę akcijas, jie kaip tuo momentu kiek turėjo, sakykime, mūsų raketų portfelyje 7,32 euro, taip ir po splito liko. Kas vyko toliau po splito, tai galite pasižiūrėti screenshot'e, tai akcija toliau krito maždaug dar 50%, kadangi ten suma jau yra visiškai juokinga, tai su ChatGPT pasišnekėjom, ką su ją daryti po to splito, tai ten, kadangi dabar bėra tik tais maždaug 2 doleriai su kažkiek tai centų, tai tegul jinai lieka kaip loterija. Žiūrėsim, kas jinai bus ir šiaip galbūt įdomu, ko gali būti, kad šaus kaip raketa, o tada bus įdomu. Taigi, jeigu jums įdomu, sekite kanalą, spauskite like ir iki susitikimų kitose video.